Jeigu greitai pavargsti, skauda galvą ar pilvą, tai tavo kūnas kalba. Ilgai ignoravau kūno ženklus. Sakiau, praeis, gal čia tik stresas, bet mano kūnas kalbėjo ir reikalavo dėmesio vis garsiau. Ir kai pagaliau supratau ir išgirdau, viskas pasikeitė. Kokias pasidariau išvadas, kuriomis noriu pasidalinti. Pirma, kad nuovargis ir bloga nuotaika – tai signalai, ne norma. Antra, kūnui reikia nedaug, bet reguliariai ir kokybiškai. Ir trečia, išmok klausytis, ne tik kentėti. Paruošiau tau paprastą gidą, kaip savo kūną išgirsti ir jam padėti. Atsisiųsk knygą, nuorodą rasi aprašyme.